Nu, sveikučiai, pabiručiai, antra dalis dėl sutarties. Kodėl sienos tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos, ar ten Lietuvos ir Rusijos, buvo padalintos tik tais 2003 metais. Smulkiau viską paaiškinsim su Anatolijum, tai sakant, sekančiam video trečioj daly. Taigi rodom, prieš tai kur buvo video. Dėl šitos sutarties. Sutartis tarp Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos ir Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų. Ir šičia, kur vienas balta biletnikas atvažiavo, tai yra Vytiokas Vytautas Landsbergis atvažiavo su savo baltų bilietu į Maskvą ir su Jelcinu pasirašė šitą sutartį 91 metais Liepos 29 dieną, remdamasis LTSR pilietybės įstatymu, ką mes paprastai matom. 89 metai Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos pilietybės įstatymus. Kas mes buvom? Pagrindinis klausimas, kas mes buvom ir kodėl iki 2003 metų. Būtent šia sutartim tarp Rusijos ir Lietuvos dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų sekančiai atsirado tokia sutartis, tam, kad būtų sunaikinta, sugriauta ir piratai galėtų užkovoti, pasidalinti turtą, kurį ateinančios metus bus galima plėšti jiem, negalima, bet jie plėšikaus, pirataus. Tai Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartis dėl Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos, kuri buvo pasirašyta tik 97 metais, spalio 24 dieną. Keistas sutapimas. Ta diena buvo pasirašytos netgi dvi sutartis. Tai yra Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartis dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos valstybės sienos ir Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartis dėl išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo atribojimo Baltijos jūroje. Taigi šios dvi sutartis, kurios buvo pasirašytos 97 metais, spalio 24 dieną. Aš ta prasme, gali jums pasirodyti, kad tas pats vaizdas, tik tais pavadinimas skiriasi, bet 5 straipsnis yra. Ši sutartis bus ratifikuota ir įsigalios pasikeitimo ratifikaciniais raštais dieną. Sudaryta Maskvoje 97 spalio 24 dieną 5 straipsnį. Dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis, abu tekstai turi vienodą galią. Ir kita sutartis irgi spalio 24 dieną. Tiek šitą pasirašyta spalio 24 dieną. Jos buvo paskelbtos irgi tą pačią dieną, valstybės žiniuose skiriasi tik tais šitas numeriukas. Valstybės žiniuose buvo paskelbta 99 metais lapkričio 25 dieną ir šita sutartis buvo 99 metais lapkričio 25 dieną. Kaip sakau, numeriukas skiriasi 2892 ir 2891. 2891 ir 2892. Du numeriukai. Ir jos abi įsigaliojo šitos, viena dėl ekonominės, išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo, o kita dėl valstybės sienos. Įsigalioja 2003 metais rugpjūčio 12 ir šitą įsigalioja 2003 metais rugpjūčio 12. Kodėl tos sutartis buvo pasirašytos tik 97 metais, tai yra kaip pagrindas šitą 91 metais Liepos 29 dieną ir kodėl jie tempia būtent tuos 6 metus. Kodėl jie tempia būtent laukia tuos 6 metus. Apie tuos 6 metus nekartą esu sakęs apie tą Cestovskųjų aktą 1666 metai. Kas žino, tas žino. Kas nežino, nepasakim antrą sykį. Taigi, antra dalis, kaip ir turėkit omeny, pasiskaitykit, nuorodos apraše bus, kaip visą laiką.
ir pasiskaitykit. Trečioj daly su Anatolijum išaiškinsim, kodėl tie 6 metai, kodėl 2 metai ir visa kita. Laukit trečios dalis.